Turbūt Bayern panašiai kaip mes, išskyrus paskutinės rungtynės, kurias laimėjo, turėjo kelis pralaimėjimus. Tai turbūt tokiam ieškojimo kely dar sakyčiau komanda. Labai atletiška, turi didelį saizą, taip vadinamą, ir viena iš pirmaujančių lygoj pagal puolime atkovotus kamuolius. Ir turbūt nieko naujo nepasakysiu, turim būti tokie patys fiziškai kaip jie, susitvarkyti kovą dėl kamuolių ir sumažinti savo klaidų skaičių, ką darėm paskutinės rungtynėse, kad laimėtumėm prieš tokią komandą. Treneri, minėjote, kad pralaimėjimo atkarpose svarbiausia išlikti kartu, kaip pats jaučiate iš vidaus pavyksta to laikytis? Ne visada to pavyksta, turbūt ir visiems treneriam, ne tik man. Visom komandom, ne tik mums, bet paskutinėse gana neblogai sekėsi, atvirkščiai trūkdavo tokios šiek tiek ir koncentracijos galbūt, kad atsiplėšti, pasidaryti didesnį skirtumą. Taip kad krepšinis toks ir yra, kaip kažkas yra pasakęs, atkarpų žaidimas. Bayern vasarą vyko daug permainų, pradedant nuo trenerio, baigiant su žaidėjų būriu, bet pagrindinis turbūt akcentas Pablo Laso atvykimas. Kaip jiems sekasi dėkti savo modelį ir yra panašumų su Madrido Realo sistema, kuris dėgė realiai 10-metį ten? Manau, kad yra, aišku, neturi Tavareso, bet yra gana galinga priekinė linija. Mažiukai įdomus, taip kad manau, kad komanda turinti didelį potencialą. Sezono starte Carsonas Edvardsas buvo visų fantasy žaidėjų siaubus su savo minusiniais pasirodymais, bet pastaruoju metu yra vienas rezultatyviausių komandos žaidėjų. Kaip šiuo metu atrodo jo ta sportinė forma ir kuo tai išskirtinis žaidėjas? Šiuo metu jo forma yra gera. Manau, kad tokia tipinė situacija turbūt su amerikiečių žaidėjų atvykusių į Eurolygą. Pernai buvo toks turbūt apšilimo sezonas. Šilo kojas, priprato prie taisyklių, prie traktavimo ir panašiai. Ir šiemet žaidžia labai gerai. Aštrus, labiau toks, nors yra mažiukas, bet labiau toks atakuojantis, labiau tas, kuris renka taškus. Taip kad gana neblogoj forma šiemet. Vienas įdomesnių vasaros sugrįžimų į Europą yra Seržas Ibaka. Ar jis ir yra viena tų pagrindinių priežasčių, kodėl Bayern pirmauja pagal puolime atkovotus kamuolius? Turbūt galima sakyti, kad taip, tiek Seržas Ibaka, tiek jį keičiantis Čilespi. Ketvirtoje pozicijoje gal šiek tiek ir neįprastai rungtyniauja Devinas Bukeris, taip pat atletiškas aukštaūgis, taip kad su tokia priekinė linija turbūt ir natūralu, kad jie kontroliuoja lentą. Pasaulio čempionai Andresas Opstas ir Aizekas Bonga nežaidė trečiadienį. Ar turite žinių dėl jų dalyvavimo penktadienį rungtynėse? Kol kas neturim, sekam situaciją ir žiūrėsim ar atsiveš juos ar ne, bet visko gali būti, bet greičiausiai, kad nežais. Pats prieš porą savaičių sakėte, kad pastebėjote per pačią pradžią su Nazu Mitrlovu, kad jis yra daugiau antras numeris negu pirmas. Tokiu atveju galbūt jūsų ir tas žvalgymasis rinkoje kažkiek pasikeitė, žiūrint labiau į žaidėjo vietą, o ne į antrą numerį, kaip iš pradžių žiūrėjote. Be abejo, mes reaguojame į situaciją, mūsų toks ir buvo planas, kad tuo pačiu, kol vyks rungtynės, pasitikrinsim galbūt kokioje pozicijoje trūksta, kur matom didžiausias spragas. Tai dabar daugiau pirmam pozicija. Negaliu pasakyti, kaip sakant, esam tam procese, bet kyla ir tokių minčių. Prieš mačą Atėnuose, kai pagrindinę grėsmę puolime išvegėte teisingai Konstantiną Mintaglų, kas yra tas žmogus Bayern gretose? Vieną, jeigu reikėtų išrinkti, turbūt rinkčiausi Carsoną Edvardsą. Kažkiek vis tiek jisai toks yra, įneša vėjo į žaidimą, įneša tokios ugnelės, bet turbūt tai nėra vieno žaidėjo komanda, yra ir kiti žaidėjai, ir skirtingi žaidėjai, taip kad turbūt Edvardsą išskirčiau. Pablo Laso pirmą kartą treniruoja ne Ispanijos komandą ir iš jūsų patirties, kiek laiko treneriai trunka prisijaukinti užsienio komandą pirmą kartą? Pačiam yra tekę dirbti užsienį. Yra nemažai iššūkių, tai yra
komplektavimas ir tos pats žaidėjų, rūbinės formavimas, vis tiek reikia ir lyderystės, ne tik aikštelė, bet ir už jos ribų, taip kad manau, kad susilauks nemažai iššūkių treneris. Ir šiuo metu Bayernas labiau yra pagal savo žaidimo stilių ispaniška ar vokiška komanda? Turbūt ispaniška. Ir Eurolygos portale bent jau prie Pablo Lasą išvardinti net 5 asistentai. Yra serbų, kratų, vokiečių, ispanas irgi. Ar pasirinkimo lygijoje išsiskiria tarp kitų komandų? Sunku net atsakyti turbūt į tokį klausimą. Bayern vienas iš vadovų turbūt yra ir serbiškų turi šaknų, tai galbūt tai įtakoja, kad yra nemažai, būdavo bent tai komanda nemažai tų Balkanų šalių atstovų, tiek trenerių, tiek žaidėjų, taip kad labiau sakyčiau toks ispanų ir Balkanų mišinys.